Žvejodamas Kastytis išgirsta moterišką balsą. Jis apsidairo, tačiau aplink nieko nėra. Tada pastebi šalia valties plaukančią nepaprasto grožio merginą. Jų žvilgsniai susitinka ir nebeišsiskiria. Jis paklausė jos vardo. Kai jie atsako Jūratė, jis sako Undinė? Negali būti, tu ne Undinė. Kastytis šaukia, Jūratė, pasimk mane su savimi. Ji juokiasi. Visą gyvenimą gyvenai žemėje, tu nieko nesupranti apie jūrą. O jis atsako, kad laukia jos visą gyvenimą. Ji vėl juokiasi, tu negali gyventi po vandeniu. Jūratė nori parodyti Kastyčiui jūros dugne esančius savo rūmus ir traukia jį vis giliau ir giliau į pačią gelmę. Netrukus jis iškyla atgal į paviršių. Gaudo orą, o Jūratė juokiasi. Leisk man tau padėti. Ji paima rankomis jo veidą ir pabučiuoja jį į lūpas. Grimzdami jie sukasi spirale ir galiausiai visai išnyksta po bangomis. Jie plaukia Jūratės nuostabiausius gintaro rūmus, kur juos pasitinka Undinės. Jūratė paima Kastytį už rankos ir įsiveda vidun. Besišypsant Jūratė plaukia link Kastyčio, glosto jo veidą. Kastytis bando ją apkabinti, bet Jūratė per daug slidi ir išsprūsta iš jo glėbio. Staigiai pasisukusi, pabučiuoja jį tiesiai į lūpas ir nuplaukia šalin. Kastytis nebegali kvėpuoti, išsigąsta, bando plaukti į paviršių, bet yra paniręs per daug giliai ir veikiai atrodo tarsi negyvas. Tada Jūratė įkvepia į jo kūną gyvybę. Jis sako, kad karalieniai nebereikia žvejo. Sako, kad jis gali išeiti, kada tik panorės. Tačiau, jei liksi, elgsies taip, kaip bus liepta, kaip lieps karalienė. Nepaprastas gintaro rūmų grožis sužavi Kastytį. Jis Jūratę vadina mano karalienė, o ji jį vadina savo karaliumi. Jūratė pažadina Kastytį sakydama, kad griausmavaldis Perkūnas pyksta. Kastytis nenori palikti savo mylimos Jūratės. Jai į pagalbą atskuba kitos Undinės ir nuo gintaro rūmų neša Kastytį tolyn. Jūratės širdis sudaužyta. Tamsų dangų skrodžia žaibai. Žaibavimas artėja prie Kastyčio laivės. Tačiau Kastytis kovoja su bangomis ir nepaliaujamai šaukiasi Jūratės, maldaudamas leisti jam pasilikti. Dar vienas sprogimas išmeta Kastyčio laivelį į orą. Laivelis krenta žemyn ir baisia jėga trenkiasi į Kastytį. Jo kūnas panyra po vandeniu. Klaikiai tylu. Dangus pajuoduoja. Į paviršių išplaukia negyvos Undinės. Bangos į krantą išmeta Jūratės karūną.